Na, aš su savo mažu keliu tai negaliu pasididžiuoti, bet dabar atvykau į vidurio Lietuvą, kur derlingos žemės ir kur stiprus ūkiai ir sužinosiu, kaip gyvena tikri ūkininkai. Labas, Ignai. Sveiki. Malonu pas tave čia atvykti. Aš tokį klausimą tiesmuką užduosiu. Kodėl tu, jaunas žmogus, pasirinkai būti ūkininko, ne, pavyzdžiui, profesionalių krepšininkų, nes ūgio tau netrūksta, man atrodo? Kai mėgstu juokauti, ant trašų augęs, bet į žemės ūkį pasilikęs vis tiek, o ne į krepšinį nuėjęs, tai visas tas kūrimo procesas turbūt pagrindai ir partraukė į tą ūkį. Nuo 13 metų jau vairavau, nebėra jau to traktoriaus, nors čia vienas yra toks 62 metų traktoriukas, su kuriuo pradėjau. Gal dar taip užkūrėmas? Galima užkurti, bet jau buvo starteriai, tai nuo to pradėjau, paskui kilo aukštyn ir vieni paskutinių jau šitie. O tai tave galima pavadinti kaip ir dinastinis žemdirbys ūkininkas? Nu, jau 3 karta būsima. Tai iš senelio labiau ar iš tėčio perėmė? Tai tėtis daugiau čia visko užkūrė to veiksmo ūkyje, tai senelių buvo sandėliai, o paskui viską aplipdėm. Tai ką, važiuojam į laukus, gal pažiūrėsim, važiuojam, kaip ten kas atrodo? Ten įdomiausias reikalas. Ignai, tai čia yra žieminių rapsų laukas. Taip, būtent. Ir jo technologija angliškai skamba kažkaip strip-till. Strip-till, jo. Ką reiškia? Kuomet vienu važiavimu išdirbam žemės juostelę, pasėjam rapsą ir pasibarstom dar granulės prie to paties. Bet pati žemė čia neapdirbta yra? Ne, yra tik tais kas pusę metro siaura juostelė išdirbama, būtent augalui ten, kur jisai auga, kad jam ten būtų puru. Ir taip taupom žemės dirbimų skaičių, tuo pačiu kuras tauposi, laikas, pinigai. O kokie iššūkiai yra auginant žieminius rapsus? Didžiausias iššūkis, su kuriuo susiduriam, tai šliužai. Nes jeigu šliužų nekontroliuoji, šito pasėliaus gali būti visai nelikę arba vienas kitas augalas tik tai. Suvalgo? Suvalgo ir labai dideliais kiekiais suvalgo, esam tai patyrę. Brašti, čia kai skėriai kokie kitose šalyse? Jo, labai panašiai kažkas tokio. Tai yra tam priemonių kontroliuoti, tai stengiamės jas ir naudoti. Tai matau, kad turi pagalbininkas, agronomas Saulius čia pasiruošęs papasakot. Kolega. Sveiki, Sauliau. Sveiki, Vytautai. Labas. Ir ką jūs čia turit? Mes iš tikrųjų, ką turim, tai turim šitam lauke padėję kaip ir savotišką gaudyklę, šliužų gaudyklę. Ir šita gaudyklė yra skirta tam, kad mes galėtumėm stebėti tą lauką nuolatos, visos vegetacijos metu. Bet čia tie yra, kur visi kenčia sodininkai nuo tų Tai mažiukas. Jo, tai toksai po to bus. Jo, tai čia yra mažylis, todėl kad vienas suaugėlis jis deda kiaušinius. Jo, ir tų kiaušinių jis prideda visą dirvą. Ir tai reiškia, jeigu tu šitą pastebėjai, tai yra kažkur mama, kuri padėjo kiaušinį, kad jis atsirastų. O iš kur jie atsirado? Čia invaziniai? Invaziniai. Jie yra invaziniai, atkeliavę įvairiausiais būdais, kurių mes net neįsivaizduojam. Pavyzdžiui, fūra važiuoja su konteineriu, ir jis savo prie fūros prilipęs ir atvažiuoja. Tai gerai, o kaip tada? Aš atsimenu, kad net sode kažkur buvau pasiskaitęs Vilniui dar, kai gyvenau, tai alaus padėdavau dubenėlį ten kartais, nes jie natūralių priešų Lietuvoje neturi, nieks nevalgo. Tas kenkėjas, tas, kuris galėtų jam kenkti, jis neegzistuoja, bet yra keletas registruotų augalų apsaugos produktų ir vienas iš jų vadinasi Iron Max. Ir šito produkto paberimas, granulyčių paberimas, tai yra maistas jam, kas nutinka, kai jis Iron Maxo pavalgo. Yra granulytė, mažytė granulėlė. Jis prieėjęs ją pavalgo, tada kitas draugas greit atbėga, pradeda ir granulytę valgyti ir tą draugą, kuris jau pavalgęs granulytės, nes jis yra silpnesnis, jie yra tokie kaip kanibalizmas. Jie kanibalai? Jo, įvyksta toks kanibalizmas savotiškas. Ir išlieka tas stipriausias, bet jis dar granulytės užvalgęs ištirpsta. Ir kas labai svarbu, pavyzdžiui, ant Iron Maxo, tai yra augalų apsaugos produktas, registruotas, bet jis yra be galo saugus aplinkai. Tai reiškia, jis nekenkia kitiems gyviems organizmams, kurie gyvena žemėje. Ir mes iš tikrųjų matysim, kaip atrodo, kai šliužai suvalgo rapsą. Kaip atrodo laukas, kur šliužai suvalgo rapsą.
ten rapso nebūna, todėl kad šitie gyviai, jie minta iki negalėjimo, todėl kad pas juos yra tokia matematinė progresija daugintis. Jie valgys, dauginsis ir va šitoj technologijai kas nutinka, kad tų kiaušinėlių ir tų didžiųjų šliužų, kurie jau deda kiaušinėlius, čia būna milijardai. Tai milžiniškas kiekis, kurio mes negalim įsivaizduoti. Vienas šliužas gali nuo 400 kiaušinėlių padėti. Dar viskas priklausys, Tai čia geometrinė progresija, visiškai. Jis nevaldoma. Ir vat ką mes matom mieste, tai mieste mes matom soduose, kur žmogus deda visas pastangas, kad jo sodelis atrodo... O jų yra ir yra. Gražesnis, ir jų yra ir yra. Tai tas rinkimas beprasmiškas yra. Rinkimas į kibirą, tai jis toks, kaip čia, Sizifo darbas. Jo, visiškai, nes... O po to stebi, iš kur čia jie vėl atsirado, vakar surinkau. Tai matau, Ignai, tu taip liūdnai klausai. Nepatinka tau tie šliužai, ne? Nepatinka, aš jų randu, kur nereikia jų rast, tai jau ką randu, tai šliužus tai visur. Nes, tiesiog daug patirties yra tame jau. Ir išmokom, pagaliau išmokom. Čia būtent šitam lauke 7 kg granulių sėjos metu. Tai efektas idealiausias gaunasi. Bet aš noriu, kad tu, Vytarai, pamatytum, kaip atrodo lauko dalis, kuri negavo Iron Maxo konkrečiai, ne? Ir kas ten liko iš tų rapsų. Reikia važiuoti? Reikia važiuoti. Važiuojam. Įdomu. Mes čia dabar žemkenčių laukia. Taip, žeminiai kviečiai. Kaip jūs čia vadinat vietiniai? Na, mes sakom, jeigu kviečiai, tai žieminiai, o jeigu kvietukai, tai vasariniai. Kvietukai ir kviečiai. Tai čia kviečiai. Čia yra kviečiai. Va, ir jie yra pasėti 19 cm tarpueiliais. Bet kas labai svarbu, kas labai svarbu yra pavasariniai daly. Kiekvienas agronomas visada, Vytarai, pirmiausia atėjęs į lauką, jis daro tokį savotišką skanavimą. Dabar yra prikurta daug programų. Senais laikais programų nebuvo, kurios galėtų skanuoti, ir agronomas eina iš kampo į kampą į lauką, per lauką ir tiesiog skanuoja akimis. Ir sustojęs, jis ką padaro, jis išrauna. Ir žiūri krūmelį, ir žiūrėdamas ką. Pirmiausia, tikrina sveikatingumą augalo, ar nėra kažkokių dėmių, kad tų dėmelių nebūtų, lygų dėmelių, kad nebūtų, yra fungicidai. Augalų apsaugos produktai, kurie vadinasi fungicidai. Bet esmė, jeigu mes gydome visada augalus, prieš matydami akimis. Jeigu mes matysim ligos pažeidimą plika akim, tai yra kaip vėžys žmogui, jis beveik yra negydomas, jo neįmanoma yra gydyti. Todėl su fungicidais mes turim tas tokius purškimo fazes, kada jos reikia atlikti. Pirma fazė yra 32, kada įsivysto 3 žeminių kviečių lapas ir tą lapą mes padengę fungicidų, kuris veikia ir prie žemų temperatūrų, ir prie aukštesnių temperatūrų, ir gerai veikia sukėlėjus, lygų sukėlėjus, kaip prie vizolo, pavyzdžiui, produktai, taksūras, revifleksas, priexor mišinys kartu su, sakykime, su kažkokiu produktu. Va, tai mes, arba Belaja Flex pakas, tai mes, ką padarom, mes padengiam to fungicidų tą lapą ir nutraukiam lygos tramplyną. Einam prie jau pražydusių žeminių. Tai čia mes dabar kaip žiedai tarp žiedų. Kokie čia rapsai? Čia yra žeminiai rapsai. Ir kodėl jie žydė? Balandžio galas, o rapsas jau žydė. Bet kas labai svarbu, žydėjimo metu, mes žiedlapius matom, ant šių žiedlapių atsiranda arba užsikabina sklerotinio puvinio sklerotinio puvinio sukėlėjai. Ir žiedlapiui nukritus ir prilipus prie kažkurios augalo vietos, ten sklerotinis puvinys pažeidžia žeminio rapso augalą. Revidas yra labai geras produktas, kuris apsaugo būtent nuo šitos ligos žydėjimo metu, jį reikia naudoti. Kita dalis, mes esam lauke, kur matom, kad jis kur buvo... nepanaudotas buvo Iron Maxas. Jo, ir jis buvo pažeistas šliužų. Tai matom, kad tai čia ta visa dalis yra nuvalgyta šliužų. Taip. Bet taip tiesiog. Taip, tiesiog. Realiai įmanoma, kad, pavyzdžiui, taip atrodo visas laukas? Taip. Taip gali būti, Vytarai, tokių vaizdų gali matyti 100 hektarų lauke, 200 hektarų lauke. Dažniausiai bus plotais, lopais, bet tokio lauko tu jo nepaliksi, jis yra tiesiog sudirbamas ir ten turi būti pasėta kita kultūra. Aš įsivaizduoju, kaip, pavyzdžiui, ryte važiuoji su nerimu į lauką. Atvažiuoji Būdavo tikrai taip. Ir žiūri, kad pusės lauko nėra.
Ir nežinai, ką su to lauku daryti paskui. Ar jį palikti, ar dėti kryžių. Ja, ir čia ką sakė? Žemdirbio darbas. Pats svarbiausias pasaulyje žemėje. Tai va. Tai ačiū Jums už toks pasakojimus, įdomius, iš tikrųjų daug sužinojau. Man labiausiai įsiminė, kad tas Iron Maxas priverčia tos šliužus suvalgyti vienas kitą, kol galų galia jų nelieka. Kanibalai tokie, kaip čia mirusių šliužų naktis pagal filmus visokius. Nu, gerai, nes aš nežinau, kaip su jais kovot, pavyzdžiui. Ačiū labai. Bet dabar žinosim. Dabar žinosiu. Ačiū. Ačiū.